Bet labiausiai man patikdavo istorija, nes mėgdavau prisigalvoti tokių dalykų, kurių nerašė nei vienam vadovėliu. Pavyzdžiui, knygnešiai, ar ne? Visi jas žinom kaip patriotus, didvyrius, kurie nešė lietuvišką spaudą į Lietuvą, kai tai buvo uždrausta. Bet jokia knyga nerašė, ką jie veikdavo su tomis knygomis, jas pernešė. Na ir man šauna į galvą tokia mintis, kad jie turėjo elgtis panašiai, kaip dabar elgiasi narkotikų dileriai, pardavinėdami narkotikus. Situacija tokia. Ей, бахрю, прыг. Lietuvišką žodį mėgstat? Mėgstam. Buvo draugas gimtadienį atsinešęs paskaityti, per naujus dar teko irgi. Ai, tai gerai, klausyk, turi du puslapius, naują žodį, lietuvišką žodį, galbūt jūs. Nežinau, o kas čia per literatūrą, įdomiai skaitas? Ar įdomiai? Vat, aną savaitę turėjau katekizmą iš Karaliaučiaus. Tai katekizmas buvo, ten buvo niekas, ten buvo vanduo. Katekizmas buvo vanduo palyginus su to, ką aš čia turiu. Pamatysit, patiks, po 2 dienų ateisit dar prašysit. Nežinau, mes dabar, matai, gimtadienį einam, gal turi kažko lengvesnę, tokią kompanijai paskaityti, tokias linksmesnės literatūros. Kažką turim, buvau iš vakarų Europos parsinešęs tokias humoristinės literatūros. Iš pradžių, pramušant juoką, padom maistą ir pataisit miegot laimingi ir apsiskaityti. Tai gerai, imam tada. 12 puslapių, kokių paimsim, mums užteks. Tai 50 kapeikų. Kiek? Klausyk, nepatinka kruciškas spaudas, skaityk. Ne, imam. Gerai, einam pas mane paduosiu. O tai čia su savim neturi. Tu gal durnas, girdi? Su savim nešiotis 12 puslapių. Mentai pagaus man ragas iš karvė. Einam.